Padaryti video, kad kur daugiausiai, kokie 5 dalykai, kur mes daugiausiai ištaškome energijos. Gal 5 čia dar kažkur. 5 dalykai, kur daugiausiai ištaškome. Kur daugiausiai ištaškome Šiaip energijos. per seminarą sakiau, kad galbūt galim pakartoti dabar. Pirmas dalykas tai iš tikrųjų yra baimė. Baimė. O iš baimės, man rodos, visi kiti išeina. Tai yra pyktis, neapykanta, dvejonės visokius, kaltės jausmas. Tai yra irgi labai daug energijos, jeigu tu jautiesi kaltas, žinai. Tau jau praktiškai turbūt 5 yra, ne? Dalykai. Jo, baimė. Rytdienos, kaip bus rytoj. Kaip bus, jeigu aš pasielgsiu taip arba ne taip, nedaug dėlė aš ne taip pasielgsiu, nedaug dėlė dar kažkas tai, po to negeriau aš sėdėsiu ir iš vis nespirgėsiu, geriau nesakysiu nieko absoliučiai ir sėdėsiu, o taip už kampo kažkur tai, tie visi dalykai iš tikrųjų mums blogai, bet mes nieko nesakom. Nes bijom, kad bus reakcija kažkokia. Pagrindais baimė vėl pyktis dėl ko būna. Vėl mes bijom, kad mums bus per mažai, mums neužteks, mūsų apgaus, mes būsime lūzeriai ir dar pradedam pykti ant kitų, žinai. Irgi prarandam tos krūvą visokios energijos. Dvejonės visokios irgi. Ten ar ten bus geriau, ten bus geriau, tai vėl iš baimės gaunasi. Viskas iš baimės. Kaip nedvejoti, pavyzdžiui? Kaip nedvejoti? Idealus variantas vėl tą balansą viduje turėti ir pajausti, iš tikrųjų. Geras žmogus, aš čia visą laiką, man patinka apie santykius tarp vyro ir moters, žinai, galvoti, galbūt aš labai idealizuoju tos santykius, būtent tokiu būdu. Bet dažnai sakomi yra, jinai ištekėjo už tokį durnį, pavyzdžiui, arba jis buvo durnis, nepamatė, kad jinai jį nemylė, arba jis nemylėjo ją ir irgi ištekėjo, žinai. Tai gaunasi, kad iš tikrųjų žmonės nejaučia tos meilės, nežino, kas tai yra ta meilė iš tikrųjų, žinai. Nes jeigu tas žmogus, kuris iš tikrųjų iš meilės gyvena, jis nepasiduos kažkokiam manipuliacijoms ir panašiai, jis iš karto pajaus tą dalyką. Kadangi mes pripratęs nuo vaikystės praktiškai žiūrint į tėvus ir gyvenant toje energijoje, mes pripratėm, kad ten vienas kitą manipuliuoja, vienas kitą tenai visiškai kitaip elgėsi vienas su kitu ir mes nesuprantam, kaip galima kitaip ir mes patys po to irgi pradedam taip gyventi. Ir pradedam kaltinti, jinai manęs ištekėjo, jinai manęs nemylėjo, žinai, bet tugi pats durnas buvai, taigi ką tu nejautei, kad kam tu ženysi. Nes jinai ten kažką pasakė, arba vaiką pagimdo ir panašiai, ir dėl to aš privalau ženytis, žinai, nieko panašaus, tu neprivalai, tu visada gali pasakyti ne, jeigu tu jauti, kad ne. Bet dažnai mes gal ir jaučiam, kad ne, kad mums nepriširdės, mes nenorim tą daryti ir panašiai, bet kažkaip tai darom. Nėra tokio kažkokio tvirtumo. Ir tada prasideda, jeigu tu nėra tvirtumo, tada prasideda kiti irgi tavi manipuliuoti, tave spausti, tau įkalbinėti tavęs, nes jie jaučia, kad tu toksai blaškaisi, žinai, kad tu nežinai. Ir tada prasideda tas, kad tu tą gyvenimą iš tikrųjų vėl gyveni ne savo. Tu klausaisi kitų, kodėl tu klausaisi kitų, kadangi tu pats save negirdai. Iš tikrųjų aš skaitau, kad kiekvienas iš mūsų puikiai girdi, puikiai žino, ką daryti, puikiai žino, kaip daryti, žinai. Tik reikia išmokti savęs klausyti. O tam, kad savęs klausyti, reikia tiesiog pasikliauti Dievui. Ta energija, kurią supo, jie įleisti į savo gyvenimą, tada ramybė atsiranda, tada nustoji blaškytis ir panašiai, ir tada girdi save
Ir va tas, kas ateina tau ir tavo, tu iš tikrųjų pajausi. Ten, kur reikia kažkur nueiti ir kažką pasiekti, kažką gauti ir panašiai, tu iš tikrųjų pajausi ir tu darysi tuo metu, būtent tada, būtent taip, kaip reikia ir nebus tų blaškimų, bet tikrai reikia išmokti klausyti savęs. Kaip aš tuo tvirtu tapti, čia tas pats, kaip ir klausyti savęs? Aš manau, kad reikia po truputį, žingsnis po žingsnio paprasčiausia klausyti savęs, klausyti iš tikrųjų, priiminėti sprendimus ir nebijoti, jeigu tie sprendimai bus neteisingi, tu iš tų sprendimų neteisingų irgi pasimokinsi. Taip, galbūt gyvenimo to ir neužteks, bet aš manau, kad tai galima gan greitai išmokti daryti, tik tai iš tikrųjų leisti kitus klausyti kartais reikia, prisiklausyti, jeigu iš tikrųjų žmonės, jau daug žmonių sako, kad ką tu darai, kur tu varai, žinai, gal verta taip užsigalvoti, gal verta pagalvoti apie šitą. Bet iš esmės pagrindinis sprendimas tavo turi būti iš vidaus. Yra toks jausmas, noriu aš taip padaryti, žinai. Man visi sako, taip, o aš noriu taip. Ir davai aš padarysiu. Čia jau neturėtų būti baimės. Taip, aš galiu apsižioplinti, aš galiu neteisingai pasirinkti sprendimą, bet aš tada nešu už tai atsakomybę, pilną atsakomybę. Aš nešiu, niekas kitas. Ir aš pasiruošęs nešti atsakomybę. Taip, aš galiu lysti ne ten, kur reikia, bet aš už tai atsakysiu. Taip yra, kaip ir vyriškai, aš galvoju. Ir būtent taip žingsnis po žingsnio